saugo prokuratūra šlubuoja Lietuvoje. Ir tai yra didžiausia tragedija Lietuvoje. Jeigu atsiras nors vienas geras prokuroras ir teisėjas, viskas Lietuvoje pasikeistų. Jie mums sako, kad šitą gamyklą bus labai tvarkinga. Jūs man atsakykit, tie, kurie gyvena tanam krašte miesto, o kodėl niekas nesusitvarko su tom gamyklom, kurios jau dirba, kada žmonės naktį 2 valandos nebegali miegoti, atidaromos sklendės. Tai kodėl niekas nekreipia dėmesį, o jie sako, kad čia atkreips dėmesį. Mes jau niekom nepasitikim. Ir aš manau, kad mes turim reikalauti ir susitikti su prezidente, kad jinai žiūrėtų, kas darosi jos valdose. Nes prezidentė yra atsakinga už teisėtvarką ir teisėsaugą. Šiandien Lietuvoje nėra teisingumą. Ne, miesto, nu, Klaipėda, prie Raudono kryžiaus. Visa mūsų galimybė yra jūs, mes visi piliečiai. Jeigu šiandien, sakau, susirinktų masė žmonių, viskas pasikeistų. Bet kaip tai padaryti, aš nesuprantu. Nes žmonės yra tiek nuvaryti, visi žiūri, krauna lagaminus ir kaip greičiau palikti tėviškę.